Labas rytas, paskutinė diena mūsų Osakoje, tiksliau toks labiau transportavimas į Vilnių. Vakar padėjom kamerą ir galvojom, kad jau nieko įdomaus neįvyks, bet įvyko. Tai sudėjom skalbimą, išėjom valgyti. Kol išėjom valgyti, užsidarė restikai. Nu, tada radom tokią Izakają skylę, kuri randasi tarp pastatų su neaiškiu pavadinimu, įėjimo. Iš trečio karto pataikėm. Susiradau, kad meniu turi banginį. Ha! Tai skaitau, kad kelionė į Japoniją pavykusi, nes buvo galimybė paragauti banginio. Aišku, nufilmavom tik tai tiek, kiek va telefonų turim. Ir skonis geras. Visų patiekalų buvo labai geras skonis, labai geras patyrimas. O banginio skonis ypač, nes tai buvo tiesiog kaip karbonadas. Jeigu, nesakau, paruoštų su bulvelėm, salatėlėm, apgautų. Tai va. Tai dabar liko tik tai surasti, kas pardavinės dramblį ir jau bus kaip ir didžiuosius gyvūnus suvalgęs vis. Turime dabar 3 valandas iki traukinio, nes šiandien ilga diena, mūsų skrydis tik tai 10 vakare. Nu tai dabar čia 3 valandas lankiosim po Osaką. Einam, atiduosim megztinį, žmona man nupirko, tai grąžinsim vieną iš 2. Bet vienas tiko patiko. Vienas tiko patiko. Ir toliau kažką bandysim stumt tą dienikę. Priėjom čia tokį dabar pietų metą. Japonijoje iki 2 valandos vyksta pietus, po to prasidės siesta, niekas nebedirbs. Mes atėjome dabar į tokį restoraną japonišką, pavadinimą nepasakysiu, ir patepliojimai kažkokie. Ir čia gausime sashimi. Nu, tai tų visų žalių žuvų. Evelinai dakar tai patiko, tai išsirinkom 4-3 reitas, turėtų būti neblogai, vietas turi, o iki išvažiavimo turime dar 2 valandas. O meistras jau dirba. Užsisakėm šitą iš paveiksliuko, nes nerado meniu, kadangi dienos meniu patiekalai, tai sriuba eina ir sušių setas. Mes iš vakarinio meniu ragausim. Kas čia vyksta dabar? Vėl įsirenginėja. Evelina gavo, ką užsakė, viskas taip pat kaip iš meniu. Čia yra šukutės, Evelina. Tai pradėsim valyti. Gerai, bus saldžios ir skanios. Po to karmaras bus man. Tada bus žuvis vienokia, kitokia. Tuniukas. Gelsvodegė bus. Šitas bus sunkiau suvalgantis. Skanius, ne? Šukutė. Šukutės skanios yra visada. Europoje tik labai brangios. Atėjome į šventyklą, tokia mažytė, bet čia matos visi rimtai viską žiūri. Yra visi pinigų paėmimo būdai. Ir juostelės, ir norų lentelės, ir šventas vanduo, ir mažesnioji vieta, kur irgi reikia paploti ir mesti kapeiką. Taip pat yra ir norų popieriukai. Ir vat išsikeitėm centuku. Šitus vešime į Lietuvą, nes čia yra pagal visą tradiciją vieną tą kapeiką turėti piniginiai neša sėkmę ir pinigus. Tai draugam padalinsim. Šiaip 7 eurų per eBay vienas kainuoja. Viską atlikom pagal procedūras, įmetėm netgi daugiau kapeikų ir visas dar senas sunaudojom, kurios nereikalingos. Per 2 šventyklas dar papildomų radom, žodžiu, viską atlikom kaip reikia. Tai jau sėkmė jau turėtų mus gerai lydėti. Tik išėjom pro vartus. Ferrari salonas. Tai iš karto galim ir pradėti tą sėkmę rinktis. Sėkmės automobilį išsirinkti. Laukiame savo metro, kadangi negalime be transferių ir toliau, tai su 3 liftais turėjom važiuoti. 3 lagaminus tempėmės, nėra, kad labai sunkus, bet labai nepatogus transportuoti, kliūna visur. Čia neįgaliesiems šitos vietos labai nepritaikytos lagaminų vežiotojams. Laukiam. Su Evelina sustojom dar McDonald'e, belaukiant traukinio. Evelina užsisakė krevečių čikeną, nu, ta prasme, mėsainę su krevetėmis. Aš pabandžiau aštrią vištieną. Kiekviena šalyje McDonald's skiriasi, nes yra pritaikytas prie to šalies kultūros. Ir kartais tai yra gerai, kur labiau nutolsti nuo Lietuvos. Parakauti, kaip jie jas ruošia. Tai
Aštri vištiena neblogai, su sriračia patiekiama, o Evelinos gražuoliukas. Tikros krevetytės, nemaltas kažkoks. Taip, ir aš turiu dabar čia plėmą tokį, nes išmokom kaip padažą reikia atidarinėti. Tai Evelinos salotams. Tai dabar gausiu. Evelina neleido tokios prastos miego maikės dėtis, nes sakė, negražiai atrodysi, tai dabar panašu, kad galėsiu jau. Nu, aš jau pasidabinę savo gerąją patogąją maikę po visų apsivafilinimų. Laukiam dabar bullet traino, su kuriuo varysime į Tokijų. Kelionė laukia 3 valandos, o apsipirkimas McDonald'e ir pavalgymas buvo nuostabus sprendimas, nes visus kioskus praėjome be visiškai jokio kažkokio šūkniekio nusipirkimo, nes tai sušius tempiam, tai kažkokius tai skepsniukus ir taip toliau. Turime rezervuotas vietas, tai turėtų būti patogi ir lengva kelionė. Be nesklandumų esame teisingame traukinyje, savo vietose, susidėjom tilpo visi lagaminai 16 virš mūsų galvų, gal biškai per daug vietos užėmėm kitų žmonių, bet o vėl, turės aiškintis. Aišku, per anksti džiaugtis, negir dienos be vakaro, bet šitoms kelionėms ir transferiams klaidų negalim daryti. Nes paskaičiavom, kad likti Japonijoje tai kainuotų ne tik papildomi viešbučiai, bet ir visi skrydžiai, viskas čia porą štukų eurų. Klaidelė galėtų kainuoti. Esam pakeliui į Hanedo oro uostą, jau yra sutemę, daug žmonių laukia eksprese. Kažkokie čia remontai, viską. 3 minutėlės ir lėksim su savo terbom į paskutinį transferį. Ne paskutinį. Su lagaminais. Oi, pagaliau padėsim lagaminus ir tada laisvas frankelės, visėlės, ką nors ieškot, žiūrėt. Tai vėl į jų. Ir tada 14 valandų. Perėjom 4 patikras, viskas neblogai praėjo. Šiaip įdomus toksai pastebėjimas, lyginant, pavyzdžiui, su kanadiečių pasais, mūsų pas. Jeigu atsiminat mūsų pasai, kas stebėjo šiek tiek politinę padangę, visi piktinos, kodėl tiek daug milijonų buvo išleidžiama atnaujintiems pasams su čipu. Tai va tokiems keliautojams gal, nu, va net dauguma gal žmonių, aišku, keliauja taip, bet mums, pavyzdžiui, pagreitino smarkiai, nes kanadiečiai čipo neturėjo ant savo pasporto ir turėjo vynioti kitą eilę ir laukti su visais arbūzais, kol žmogus patikrins. O mūsų nuskaitė pasą, pažiūrėjom į kamerą ir finito, bim bam ir... Su Evelina jau pakilome iš Tokijo Haneda oro uosto, varome į Helsinkį ir Evelina labai yra laiminga, nes turim čia tokį dalyką. Nežinau, ar gerai girdis, nežinau, kad lėktuvose šutinai labai įsirašo, tai laikau čia taip ranką už mikrofonų, bet... Free seats. Perjungiam. Nu tai jau... Aš jau labai happy, žiauriai džiaugiuosi, kad galėsiu čia visai miegoti, reit kada noriu tualetą ir netrukdysiu kitų žmonių, tik Donatą. Bet spratęs, nieko tokio. Ne, manęs netrukdys, nes tik kai išeisiu tualetą, tai aš atsiesiu prie lango ir baigsis visi trukdymai. Taip. Šįkart pasiruošėm labiau, nusipirkom daugiau vandens, nes čia svarbu yra turėti vandens šiaip, tai jeigu skrisite tokius ilgus skrydžius, čia duoda vandens, bet jį reiktų įsipilti į puoduką, žodžiu, iš butelio ir tada gerti. Dar gausime 2 maitinimus, bus pakečiai su hamburger ar kažkokio nesąmonė, bet dar nusipirkom sumuštinių, nes skirtingai nei Europos oro uostuose, čia sumuštiniai kainuoja tiek pat kiek kioske, tai labai gerai. Po ilgo skrydžio jau su Evelina esame Helsinkio oro uoste, geriam arbatą, laukiam savo sekančio skrydžio į Vilnių, kuris bus už 2 valandėlių. Išlipom, nu -1 pasitiko mus jau, tai gerai, kad buvo Pasijuto. Tai jau aš jau striukelę įsitraukiau, aš vis dar su šortais neturiu kitų apriedų. Ai, tai da važiuosiu iki Kauno su štai šortais, ne problema čia. Iki Kauno? Tai laisvai. Vilniuje atgausim lagaminus, turėsi apsiventi. Ką man ten rengtis, tai iš mašinai viską, šoku viskas ir važiuoju.
Nu va, kokia graži Japonija. Ir Evelina su paltukais. Atšalo. Tai viskas, draugai, grįžom į Lietuvą, 17 valandų skrydis įveiktas. Grįžti dar pas save į namus negalim, nes svečiai yra išsinuomovę. Tai laukiam, kol išsikrausis ir sutvarkys ir tada galėsim patys jau lagaminus išsipakuoti. Tai tik mašiną pasigrebėm ir kur pradėjom Japonijos turą, tai važiuorim jau yra ir sienos padarytos ir pamatai viską, tai džiaugiamės. Ir labai šalta. Aš atvariau su šortais į Lietuvą, vėl vaidinau kojų modelį, visi labai stebėjosi. Nes grįžom į +3, tai džiaugiamės, kad bent saulė šviečia. Tai atperka. Saulėta diena, nuotaika gera. Ir viskas. Tai ką, draugai, tai su Japonija tiek. Tikimės, kad visas ciklas patiko, susidarėt įspūdį, kokia jinai yra, ką ten galima pamatyti, ką ten galima pavalgyti, ką ten galima nuveikti, kiek maždaug laiko reikia, kaip kas ten gyvenasi. Ir nuspręsit, ar irgi norite irgi varyti, ar kaip sakant, užteks būti tik pamačius per teliką, neišlaidaujant daug. O mes viskas, tai baigiam epizodą, už savaitės išvažiuojam į Ispaniją, tai dabar jeigu rasim kažką per žiemą įdomaus, pasidalinsim. Tai tiek, ačiū labai. Čiau.